Tai atėjus pavasariui daugelis šeimininkų pradeda skųstis padažnėjusiu ir pagausėjusiu augintinio kailio šėrimusi ir išsausėjusiu kailiu. Abi šias problemas galima sutvarkyti reguliariu ir teisingu maudymu, taip pat drėkinant, maitinant kailį, atliekant kailio išpūtimą ir reguliariai šukuojant augintinio kailį. Pirmiausia, reikėtų teisingai maudyti 3 žingsniais. Tai čia kaip moterų grožio priežiūros rutinoje. Pirmiausia, nuplauname makiažą, tada naudojame serumą ir kremą. Tai taip panašiai ir su augintinio kailiu. Pirmajame žingsnyje naudojame valantį šampūną. Tai gerai išplauname augintinio kailį ir odą ir tuomet kailis yra paruošiamas sekančiam etapui. Antrajame žingsnyje naudojame funkcinį šampūną. Tai jau priklausomai nuo to, kokio rezultato norime, naudojame drėkinantį, maitinantį, purumo suteikiantį ar kitą norimą funkciją atliekantį šampūną. Ir trečiajame žingsnyje su kauke kondicionuojame kailį. Tai kailį primaitiname ir užfiksuojame gautą rezultatą, išlaikome kailio drėgmę. Po žiemos galime naudoti šiek tiek daugiau kondicionieriaus ir palaikyti šiek tiek ilgiau prieš nuplaunant. Papildomam kailio drėkinimui taip pat galima naudoti kailio aliejuką. Tai jo sudėtyje esantys medvilnės, vynuogių kauliukų, persikų bei abrikosų aliejai papildomai maitina ir drėkina kailį. Taip kailis tampa elastingesnis, lengviau šukuojamas bei labiau žvilga. Na ir norint paspartinti augintinio kailio išsišėrimą, po maudymo reikėtų kailį gerai išdžiovinti. Tam reikalingas specialus ir galingas džiovintuvas, kuris savo smarkiu išpūtimu išpučia negyvą plauką ir taip kailis greičiau yra nukailinamas. Taip pat reikėtų reguliariai šukuoti augintinio kailį. Taip yra provokuojamas greitesnis seno plauko išsišėrimas ir atsiranda galimybė greičiau išaugti naujam plaukui.